Iš tiesų, sienų lakavimas, ko gero, vienas atsakingiausių etapų dekoruojant sienas molio tinku. Po daugybės metų paieškų pagaliau radome mūsų reikalavimus atitinkantį produktą. Šis lakas, Mr. Clay Varnish numeris 1, yra visiškai matinis, pirmos atsparumo klasės ir tikrai palyginus labai gerai dengiasi, bet reikia žinoti tam tikrus niuansus. Lakuojamos tik namų sienos, lubų tikrai niekas nelakuoja ir tikrai nereikia to daryti, bet prieš lakavimą turime apsaugoti tiek lubas, tiek gretimas sienas. Čia labai daug kalbėčiai. Galvojau, bus gražus įrašas, tvarkingai sudėliotas, bet žinokit, nebus, nes apie tą lakavimą labai daug yra ką papasakoti ir labai daug o, bet, tačiau. Tai aš dabar viską greitai supasakoju, informaciją kažkaip atsirinksite, daug kas aprašyta mūsų elektroninėje parduotuvėje tinklaraščio skiltyje ir manau tikrai padarysime dar atskirą video būtent apie lakavimą, nes tai yra labai svarbu. Tai visų pirma, yra lubos, yra sienos. Lubų mes nelakuojame, tikrai nereikia, svarbu neužmušinėkite jokių musių ant sienos, o jei jau užmušite ir liks dėmė, paskaitykite mūsų puslapyje, kaip tinkamai valyti. Jeigu norite, kad sienos būtų atsparios ir plaunamos, su molio tinku galima tai pasiekti lygiai taip pat. Produktas pagamintas taip, kad būtų natūralus tam klientui, kuriam reikia to natūralumo. Jeigu jūs norite atsparių, bet gražių molio tinko sienų, galima papildomai dar dėti, tiesa nepaminėjau, polimerinį kietiklį ir papildomai lakuoti. Taigi šita siena yra jau su polimeriniu kietikliu, užtinkuota, atliktas dekoras ir mes ją lakuosime. Prieš lakuojant turime būtinai apsisaugoti gretimas sienas, kadangi lakuosime voleliu, apklijuojame apsauginę dažymo juostelę gretimas sienas kampuose, lubas lygiai taip pat, kadangi čia yra niša, kuri dar nedaryta, mes kol kas jos ir neklijuosime. Vyrai pabaigs paskui. Jeigu voluosite laką voleliu, labai svarbu pastebėti meistrų judesius, nes papasakoti gana sunku. Svarbiausios taisyklės yra tokios, kad mes nevoluojame tiesiais judesiais, jokių būdų negalima taip daryti ir nedarom jokių apvedimų visų perimetrų, nes tikrai turėsite patamsėjimus, negražias dėmes. Lakuojame tolygiai. Galima naudoti ir didesnį volelį. Vyrai įpratę su 15 cm ilgio voleliu, jie dirbs dviese, ką šiaip ir rekomenduojam daryti, ypač ant didesnių sienų. Jeigu lakuojate molio tinko sieną su pigmentu ir siena galbūt labai didelė arba karšta, kaip šiandien, neturite patirties, gal čia svarbiausia, nes tie, kas turi patirties, pažįsta jau produktus, tai jie puikiai susitvarko, bet tikrai yra ir blogų pavyzdžių, kada matom įvairius perėjimus negražius, tai kartais matom, kad žmonės per mažai lako naudoja vien dėl to, kad ko gero nežino, kaip viskas veikia. Tai patarimas tiems, kas neturi patirties, prieš lakavimą sienas galima nusipurkšti Ardex P51 gruntu, skiedžiant su 3 dalimis vandens. Tai 1 dalis grunto ir 3 dalys vandens. Taip tikrai lengviau pasiskirstys pats lakas ant sienos ir plus gruntas irgi duoda jau atsparumo kietumo šiek tiek. Tai čia tik pliusai. Galima laką ir purkšti specialiais profesionaliais aparatais. Purškiant galima atsiskiesti maždaug 50% pilant vandenį. Jeigu naudosite ir lakuosite voleliu, tai mes šiaip nerekomenduojame skiesti. Jis yra gana tirštas, bet tas tirštumas yra gerai, nes jis nebėga žemyn ir gana lengva paskirstyti paviršiumi. Mr. Clay Varnish numeris 1 lakas yra vandens pagrindo. Prieš darbus jį būtina gerai permaišyti. Kai kurie meistrai, jeigu lakuoja visas sienas, jie nelinkia klijuoti apsauginės juostelės. Su tokia logika, kad vis tiek viskas lakuosis vienu metu. Bet tikrai visi tie atvejai būna blogi, nes kai mes lakuojame, nori nenori, prisilies voliuko kraštas prie, sakykime, kad ir jau lakuotos arba dar nelakuotos sienos. Ir čia gausis 2 sluoksniai jau ant tos vietos ir nepaskirstyti. Visada tokiu atveju mes turime patamsėjimus kampuose. Tai būtinai apsaugokite, nepatingėkite, nesvarbu, kad jūs viską lakuosite. Pirmiausiai, kaip lėktuve, tą nusilakuojam ir paskui kitas. Tai bus saugiausiai ir tikrai rezultatas bus labai gražus.
Labai svarbus momentas yra negailėti lako ir tikrai gana šlapiai lakuoti. Taip pat labai svarbu nedaryti kampų apvedimų. Kampą apsivedame tik truputėlį tam, kad galėtumėm toliau auginti plotą. Ir jeigu pastebėsite, meistras dirba palei liniją. Taip kaip tinkuojam dekoratyvinį molio tinką palei jungimo linijas, taip ir lakuojame lygiai taip pat, minkštais judesiais, jokių būdų ne aukštyn žemyn ir ne kairėn dešinėn, o tokiais lengvais, sukamaisiais, lengvais judesiais. Padidėjus plotui galima pradėti lakuoti dviese, tai vienas viršuje, kitas prisijungia žemiau ir taip šachmatais galima šiek tiek keistis. Lako užnešimui ant sienos rekomenduojame naudoti Storch Durastar 12 volelius vidutinio ilgio plauko. Jie ne tik gerai sugeria laką, bet ir puikiai atiduoda į sieną. Sienas rekomenduojame padengti laku 2 kartus ir antras kartas iš tiesų bus daug lengvesnis, nes siena jau mažiau įgerinės. Visi lakai, kokius tik betestavom, iš tiesų šiek tiek keičia molio tinko spalvą, šiek tiek pašiltina ir paryškina, labai priklauso iš tiesų nuo pigmento. Dėl to, jei planuojate lakuoti visas namų sienas, rekomenduojame rinktis spalvą jau iš lakuotos spalvų paletės. Aišku, dar jeigu kartais būna lakuojamos ne visos sienos, tai per kampą kartais nesimato to skirtumo, nes net ir nelakuotos sienos, jos vis tiek sukantis saulei, keičiantis šviesai patalpoje, jos vis tiek gali atrodyti skirtingai. Tai labai nesureikšminame to ir tikrai neturi didelės įtakos, bet dėl visa ko galite pasižiūrėti jau lakuotoje spalvų paletėje.